Sveiki, Poryt LT. Šiandieną norėtume papasakoti Jums apie vieną įdomią apsų kategoriją. Tai yra apie klaviatūras. Prieš porą mėnesių komercinė klaviatūra, kuri vadinasi SwiftKey, tapo akcijinė ir nemokama laikinai ir aš pasinaudojau progą įsinstaliuoti. Nemokama jinai yra ir šiuo metu. Šita priemonė, negana to, kad apsimoko iš tavo SMS žinučių, Gmailo, aš naudoju nemažai Evernote, iš Evernote apsimoko, jinai moka apsikeisti per debesį duomenimis tarp kelių įrengimų. Ir tai labai stipriai pagreitina apsimokymą tavo sistemos. Dabar noriu trumpam atsitraukti į kitą šiek tiek temą. Tai yra aklai spausdinimą kompiuterio klaviatūra. Kai pradėjau naudotis kompiuteriais prieš keliasdešimt metų, tai vienas iš pirmųjų dalykų, ką padariau, tai gavau ir įsinstaliavau savo kompiuteryje programą, kuri maždaug per mėnesį, skiriant po pusvalandį kasdieną, apmokino mane aklo spausdinimo visais pirštais. Šita patirtis man labai pravertė, nors aš niekada nerašydavau labai ilgų tekstų, bet netgi internetinio adreso surinkimą arba kelių sakinių atspausdinimą elektroninėme laiške, tai labai pagreitina. Aklo spausdinimo sistemos jos apmokina, kad kiekvienas pirštas turi savo zoną ir tau pateikinėja pratimus tokiu būdu, kad tu ten spaudinėjai porą skiemenis ten iš poros keletos raidžių ir tokiu būdu tu pramoksti gana greitai aptarnauti su vienu pirštu, vadinama to piršto zoną. Ir tokiu būdu tu per mėnesį, jeigu skiri po pusvalandį kasdieną, gali išmokyti aklo spausdinimo. Aš, aišku, pasigėdau, kai nesinaudoji klaviatūra Bluetoothinė, kokiu būdugi galima greičiau ir efektyviau dirbti su tekstu. Tai štai SwiftKey'us arba Swift technologija klaviatūrose, didžioji dalis klaviatūrų šitą techniką palaiko, yra vienas iš būdų. O to būdo idėja ir esmė yra štai kokia. Spausdinti tekstą štai tokiu būdu. Aš taupau jau SwiftKey naudodamasis laiką, bet 4 raidės turėjau paspausti. Test. Galūnė, as jau matau, kad man siūlo testas žodį. Aš pasirinkau ir tokiu būdu SwiftKey naudodamasis, kaip ir greičiau 4 raidės te paspaudęs surinkau. Dabar kokią techniką aš naudoju spausdinant, jeigu spaudžiu ne po vieną raidę. Po vieną raidę dažniausiai spausdinu rinkdamas tikrinius daiktavardžius, vardus, kai yra kažkoks keistas žodis, naujadaras, tai tada jo nėra žodyne. Bet dabar tą patį žodį aš parašiau prabraukdamas pirštu. Tai iš principo greitesnis būdas. Ir šiek tiek įgudus, pakanka viso labo atspausdinti keletą puslapių, braukant pirštu per klaviatūrą. Dėl to aš pasidariau ją mažą, kompaktišką, nykščių dešinės rankos vedžioju. Man šitas įgūdis tinka visuose gaminiuose. Aš galiu gana greitai spausdinti tekstą. Pabandykim dabar, čia pat sugalvosiu kokį nors. Reiškia, man žodžių parašyti gana ilgam bandomas užteko vos poros sekundžių. Aš dirbu keliom kalbom ir esu nurodęs tas kalbas ir jis SwiftKey'us pats automatiškai šokinėja tarp tų kalbų pats. Dar daugiau iš šito SwiftKey'us galima patogiai išsikviesti ir smailus, yra visa biblioteka. Ir dar viena savybė, kuri man labai patinka, tai yra iš šitos SwiftKey'us turi voice recognitioną savo vidinį, kuriame vėlgi gali nurodyti keletą kalbų, jis vėlgi atpažįsta kalbą pats, kurią tu pasirinkai kalbėti. Ir labai patogu įvedinėti tekstus, tiesiog juos padiktuojant. Jums rekomenduoju naudoti štai tokią trečio gamintojo klaviatūrą mobiliesiems įrengimams SwiftKey'ų. Jeigu ką domintų pasimokinti spausdinti akluoju būdu ant kompo, aš naudoju KeyMaster. Taip kad
tiek jūsų patogumui šį kartą, iki kitų pasimatymų Poryt LT.